visus mano youtuberio sekėjus su valstybinė šventė kovo 11-ąją. Kaip sakyti, mūsų nepriklausomybė. Sveikinu visus ir parašykite, kaip jūs švenčiate mano sekėjai kovo 11-ąją. Sakyti, įdomu, ką. Tai, sakyti, ir valstybinė šventė, ir mūsų Lietuvos šventė 34 metai. Ir pasakyti, reikia palaikyti, ne tik mes būtume vieningi, ir palaikyti Ukrainą, mūsų mylimus žmonės, ir, sakyti, eiti viens už kitus, kas buvo, tai pražuvo, o sugrįžkime į kovo 11-ąją, prisiminti tokias, kai mes dar nebuvom šiam pasauliui, žmonės kovojo už laisvę, jiems reikia sakyti ačiū didelį ir sakyti, dabar kiti kovoja už Ukrainos laisvę, mes tik galima pasakyti jiems sėkmės, šaunuoliai, ir kad karą laimėtų. Sakyti, nesakysim tų žodžių negražių. Sakyti, kovo 11-oji yra mūsų laisvės gynėjų diena. Jeigu net kažką netaip pasakiau, tai prašom komentarai pataisyti kiti. Tai kiek matau, peržiūros didėjo ir visose, ir tai, kurį kėliau, ir pamatysit naują intrigą. Toj parodysiu, gal ir ne į temą su kovo 11-ąją. Va, kas bus. Tai va, kai pabaigsiu, nufilmuosiu ir parodysiu. Kaip sakyti, ir kaip sakyti, sveikinu su pavasariu, gal ir ne visai pavasaris, kovo 9-oji. Ir su vardo diena Lietuvą sveikinam. Mūsų gimtą šalį, mūsų tėvynę, mūsų mylimą šalį, kuri mes gimėm ir užaugom ir gyvensim amžinai, kol Dievulis duos mums gyvybę. Tai dar kartą sveikinu su kovo 11-ąją, linkiu siekti savo tikslų užsibrėžtų ir, sakyti, mano mėly youtuberiai, mano sekėjai, rašykit, komentuokit, laikinkit ir spauskit prenumeratą. Kai surinksime 50 prenumeratų, tai gal ir padarysim tiesioginį. Bus pirmą reikia surinkti 50 prenumeratų, tada matysiu, ką daryti. Ar filmuoti toliau, ar kažkaip daryti tiesioginį. Tai va, tai visus dar kartą pakartosiu, būkim vieningi, būkim laisvi ir kovokim už save. Ne tik už kitus, ir už save, ir visiems geros kovo 11-osios dienos. Ir visiems praleisti linksmai, pašvęsti linksmai ir kaziukų mugę atšvęsti Vilniui, Lukšių aikštį. Tai va, tai visus sveikinu dar kartą, iki pasimatymo, iki kitų kartų.